Sveiki visi, su jumis aš Zita Baiskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną netruko praeiti kelios dienos ir tokia puikiai iliustracija sociume online apie paralelinius pasaulius. Žinote, kai aš pamačiau tą video įrašą su mūsų šalies pirmąja ponia, aš iš karto pagalvojau apie statusą. Iš tikrųjų, kas yra statusas? Statusas prasideda nuo žmogaus. Po kiekvienu statusu, po pirmąją ponę, po prezidentų, po chirurgų, po mokytojų, po technikų, santechnikų, po sodininkų ar po kažkuo stovi žmogus. Žmogus yra tarsi pamatas viskam, ką mes toliau kuriam. Labai panašiai kaip namo projekte. Pamatas ir konstrukcijos yra sąlyga tam, ką mes kuriam. Ir tas, kas yra toliau, virš žmogaus statuso tais priedais, priklauso nuo žmogaus. Ar tu esi vienoks žmogus, ar tu esi kitoks žmogus, ar tu esi pliusinėse energijose, ar tu esi minusinėse energijose. Ir todėl, žiūrėdama tą video, aš pagalvojau, kad jeigu tai būtų žmogus, jeigu tai būtų svarbi pozicija kaip žmogus, buvo variantas B, kaip iš to išeiti. Bent jau aš jį taip pamatyčiau, ar ne? Jeigu atsitiko toks nonsensas kažkoks, aš žiūriu į tekstą ir suprantu, kad aš jo nesuprantu, aš būčiau padariusi pauzę ir pasakiusi taip. Gal aš neskaitysiu tų sudėtingų frazių, bet tai, ką aš suprantu ir suvokiu, pasakysiu jums paprastais, visiems suprantamais žodžiais. Ir išdėstyčiau savo poziciją, kokią aš matau. Bet tai vadinamas paruoštukas tavo galvoje gali būti arba gali nebūti. Jis visada yra ir mano atveju būtų buvęs, todėl kad aš iki to laiko buvau apie tai galvojusi, domėjusi, svarsčiusi, bandžiusi, supratusi, analizavusi, dalyvavusi. Ir tada iš viso to, ką aš dažnai abstrakcijai pavadinu patirtimis, iš tų visų patirčių tas paruoštukas jis guli. Todėl šiandien man, kai aš kalbu apie bet ką, man nereikia pasirašyti ant lapelio. Todėl, kad paruoštukas, patirtys, jos guli čia. Tu imi kaip knygą, verti ir skaitai. Tai jeigu tas žmogus į save pirmiausiai nežiūri kaip į žmogų, kaip jis nori tuo savo pasisakymu paveikti aplinką, ką jis nori pasakyti, kokią tai naudą neša aplinkai, žmonėms, sociumui ar dar panašiai, to paruoštuko nėra. Jeigu jis tame niekada nedalyvavo, to nėra, yra tik statusas. Arba tas statusas, kurio žmogus netitinka, kaip atsitiko ir kaip mano pirmasis video apie paralelinius pasaulius, ar ne, kaip mes kalbėjom, kad norėdamas atsirasti tam aukštesniam, tu turi čia viską pakeisti, tada atsirasti tam aukštesniam ir tam aukštesniam jau tau tampa prieinami tie dydžiai, formos, žodžiai, savokos, filosofija ir panašiai. Kol tu tam žemesniam, tavo kitas lygis, kiti žodžiai, kitos normos, filosofijos ir panašiai. Tai kai vyko perėjimas, be pokyčio, kaip mes ir kalbėjom, įvyko drebėjimas. Kaip aš ir minėjau, variantas B buvo, bet jis pasiekiamas tik tiem žmonėm, kurie apie tai yra galvoję ir patyrę tam tikrų dalykų, kurie surikiuoja galvoje paruoštuką. Todėl šiandien, ką aš noriu tuo pasakyti, nei kritikuoti, nei nekritikuoti, man tiesiog visai neįdomu, aš tik noriu, kad kiekvienas mūsų pasistengtumėm suprasti, kad po kiekvienu statusu pirmiausiai stovi pagrindinis statusas žmogaus. Ir jeigu man svarbu tai, ką aš noriu pasakyti,
tai aš tikrai žinosiu, ką aš noriu pasakyti, nes priešingų atveju man tai net svarbu negalėtų būti. Jeigu aš nežinau apie ką, tai reiškia, man tai nebuvo svarbu, nes aš to niekada neradau ir to nėra kaip paruoštuko mano galvoj. Tai išvadą galiu daryti tik tokią, kad tame, kaip sakoma, pirmajame ešalone niekas niekam yra nesvarbu sulig lyginimu aplinkos. Ten svarbus tik statusas ir pirmojo ešalono etiketas. Labai dažnai tame ešalone yra žmonės, kurie kalba tokiom, na pažiūrėkime, kaip čia galėtų tokia, žinot, sukaustyta į rėmą kalba, kurioje nėra žmogiškos tėkmės, minčių tėkmės, norų, rūpesčio tėkmės, svajonių, iniciatyvų tėkmės, palaikymo, inspiravimo tėkmės. To nėra. Kodėl? Todėl, kad tai ne statuso bruožai, tai yra žmogaus bruožai. Ir aš šiandien jums visiems noriu palinkėti pirmiausiai suformuoti savyje žmogų. Ant žmogaus statosi bet koks statusas. Ačiū.